Tikiuosi šį kartą su garsu surašys man. Reikia intro padaryti, supranti. Šiandien susiruošta buvo dalykų, apsipirkta ir į kirpyklą apsilankyta visų pirma. Po to važiavau parduotuvės apsilankyti, apsipirkti trūkstamų dalykų, tai reikėjo batam, antbačių nuo lietaus ir pirštinių nuo lietaus ir uždangalo kupriniai, nes visus daiktas dėstėsi kuprinė. Kuprinė perliejama, prognozuoja lietų, lietaus aprangą turiu, tai tikiuosi gal, kad kaip draudimas suveiks ir nebus lietaus. Tai dabar dar liko vienas darbelis nuvežti katės auklėm raktus nuo namų, nes katė viena liks keliom dienom, tai reikia jau biškį priežiūros jai. Pati savo maisto neįsitada, jeigu įdedi daug, tai tada viskas suryja per kartą. Ir vandens nepasikeis pati savo. Ir dėžutės neišsivalys. Problemos kačių augintojų. Reikia už tą turėti visada draugų, kurie irgi turi katiną ir tada vieni kitų katinus prižiūri. Paprasčiausia schema. Tai va, o kol aš važiuoju, tai jūs galit pasižiūrėti, kai aš veikiau dienos metu, kaip ir kirpyklą važiavau ir kaip važiavau dar į parduotuvės. Nu, davai. Nu, apsikirpom, dedam pirštines, važiuojam į Dekatloną, dedam pirštines raktelį, reikia įsitraukti pirmą. Raktelį įsitraukti, reikia parkavimą sumokėti, stabdyti. Parkavimui renkuosi Unipar programėlę, nes Unipark yra visur. Na va. Patogiai ir pigiai. Ką, varom į Dekatloną? Varom į Dekatloną. Kur čia dabar man važiuot? Labai neparanku išsisukimas, toks neparankus. Gal išsisuksim. Aišku, prieš eismą. Va, kaip gaiviai oras prapučia barzdą dabar. Ištepė mane su visokiais priemonėm, vėsinančiom, mentoliais. Labai gaivu.
smagu tokie posakiai. Aišku, kažkada būdavo nelabai taip. Oi, koks numeris mašinos. Nekorektiškas. NIG. Ha. Visai čia greitai mes ir atvykome į Dekatloną. Apsipirksime prekių, kažkokių tai kelionė reikalingų. Ko dar trūksta biškį? Nuo lietaus uždangalo būtinai reikia kupriniai. Gal dar ant batų kažką rasi, bet kažkaip abejoju. Tai ant batų turbūt teks važiuoti pirkt už brangiai į motociklų parduotuvę. Galimai, kad teks. Man atrodo, jeigu aš gerai atsimenu, Dekatlonas turi atskirai motociklams netgi parkingo vietas. Neįtikėtinu. Samoškas Danutė. O, prašau, atsistosim į moto vietą. Tvarkingai. Mat ir atvykome. Na, o aš ką tik iš krautuvės apsipirkau šiandien. Pirkau kojinių, uždangalą, bet neradau antbačių. Lyg ir buvo dviratininkų kažkokie, bet ne visai tinka, nes padas kiauras ir tiesiog nebuvo. Tai dabar važiuoju Moto D iš Vitrigailos. Gal ten rasiu. Gal turės vietoj, nes tokių dalykų, šudeliukų jie labai taip kažkaip neužsiveža daug, gal būna, kad neturi. Bet pabandykim. Kaip ten sakoma, šio bandymą nieks per galvą neduos. Bet realiai ir pagal kainą čia dabar važiuodamas sakiau, kad už brangiai reiks pirkti Moto D-ui ar kokioj kitoj parduotuvėj. Bet kad ir tie dviratininkų antbačiai irgi 2,5-3,5 eurai kainuoja. Tiek pat, kiek ir panašiai ir žiūrėjau motociklų parduotuvėse, tik ten bent jau pritaikyti bus labiau. Ir labai tikiuosi, kad užsipirkęs čia tus aprangas visas negausiu aš to lietaus. Kaip visada, jeigu turi draudimą, tai būtinai jokį įvykį nepadarysi. Tai čia gal kaip draudimas suveiks man. Pavyks išvengti lietaus. Bent jau, kad kiaurai neperšlaptų, būtų labai malonu. O vėl posūkiai kaip trasai. Greitis, aišku, mirtinas kaip ir Cobra 11. Bet labai smagu tai pasiguldyti. Jau atsiranda biški drąsumo labiau guldytis tokiuose posūkiuose aštriuose. Jau vadinasi, įgūdžiai formuojasi galbūt. Turėtų formuotis. Aišku, pirmą kartą išvažiavus po žiemos, koks
koks jausmas, kai tu važiuojant motociklu praktiškai kaip keleivis jautiesi labiau, o dabar jau supranti, kad tu valdai aparatą. Čia man aišku tie sezonai tokie nenusisekę buvo. Pirmą patį sezoną, jeigu ten galima tai pavadinti, iš vis tik tai spalio mėnesį teisės išsilaikiau. Tai tuo ir pasibaigė. Vieną kartą išvažiavom su broliu dar ir gavau lietaus, išlapau ir pasistatytas buvo motociklas žiemai. Antrą sezoną avarija, visą vasarą su įtvaru, lūžus mentė ir taip ir teko praleisti šitas sezonas. Ir atidarėme pavyko sudalyvauti. Pernai metais, kaip tik prieš pat atidarimą moto sezoną, buvo gegužės 1 dieną. Laisvadienis, išvažiavom pravažiuoti ir buvo tas lemtingas išvažiavimas. Net moto atidarimą nebesudalyvavau. Unfortunately. Bet šiais metais ir sudalyvauta ir jau į tą lemtingą posūkį. Buvau nuvažiavęs į įvykio vietą pasižiūrėti, kas pasikeitė gero ar daugiau nuvažiavusių vėžių yra, tai yra. Dabar čia kelionės metu, ką paplanavęs bent jau 1 dieną, tai pro ten irgi pravažiuoti, reiks pabandyti gal įveikti iš tos pusės tą posūkį, pasižiūrėti, kas ten, kaip aš taip sugebėjau nuvažiuoti nesėkmingai, neįsivaizduoju. Gerai, kad čia taip viskas arti šalia man kažkaip susidėlioja šiandien. Galvoju, pro kur čia man važiuot. Ta moto dėjų tenais nusukt. Turbūt nebus galima kažkur tai, kur man reikia. Tai sukim čia į kairę, dabar aišku teks laukti, aš negi nelendu, aš tvarkingas. O dar bus bairis, kad spėsim. O tavo ir be bairio, žiūrėk, ir suspėjom. Lendam čia kiemais ir pralysim. Ravais kelmais, kad čia žmonės, kad čia vaikšto dabar. Taip vat niekadėjas. Ir davažiuosiu, kai ten, kur man reikia. Kur čia numetus tą motociklą dabar. Gražiai taip, kad neužstatyt kažko. Prie Bemso labai varti prisiplaudžiau. Iškai pasitaisykim. Nu, o tada varysim apsilankyti. Antbačių negavau, paskutiniai buvo likę M-dydis per maži, tai nusipirkau tik tai pirštinės nuo lietaus, irgi neturėjau. Tai dabar bandysiu ieškoti dar kitoj krautuviai. Gal netyčia pasiseks tenai. Bandysiu į Baltupius nuvažiuoti ant Moto Mafija, gal ar kaip vadinasi. Sižiūrėsim, gal ten kažką turės. Moto dėjai Visorio parduotuvėje paprašiau, kad pažiūrėtų, tai sakė irgi tik tai M-dydis. Netelpa koja man su M-dydžiu. Kur aš čia dabar nuvažiavau? Ne ten nuvažiavau. Visiškai ne ten nuvažiavau. Nu dabar smagiai bus paklaidžiota.
Be navigacijos su motociklu važiuoti nepratę su mašina visada įprotis jau su veizu važiuoti, nei ženklų, nei greičio, nei ką, kai reikia su motociklu važiuoti, tada jau atsiranda problem. Gal čia bandom lysti. Čia išlysim turbūt į Žemaitės gatvę. Tikiuosi. Turėtume bent jau. Dar turbūt šiandien grįžtant būtų gerai ir kūrą užsipilt, kad rytoj nereiktų gaišt. Rytoj planas iš karto susipakuot nuo ryto visą bagažą. Šiandien pasitreniravau, kaip tai reikia padaryti. Neturiu daiktadėžės specialios ant motociklo, tai viską bandau sutalpinti 35 litrų kuprinę ir ant bako tokį krepšelį dar turiu su magnetais. Tai turėčiau išsitekti su tiek. Šiaip pagal pirminį planą tai turėjau tik tai 3 nakvynės nusimatęs, bet realiai nieko dar nesu užsibukinęs. Tai rytoj važiuojant žiūrėsiu kaip sekasi ir spręsiu kur nakvot, kur daryti pirmą nakvynę, o po to realiai žiūrėsiu, turbūt seksiu labai orus, nes rodo rytoj gerą orą visoje Lietuvoje praktiškai, o po to nuo ketvirtadienio prasideda prastesnis oras ir su lietaus tikimybė nemaža. Tai tikiuosi, kad neteks per lietų važiuoti, gal kažkaip pavyks išvengti arba duovė draugas tokį, kaip čia dabar, patarimą iš patirties, kad yra meteo radarai, pagal kurios galima žiūrėti, kaip lietus keliauja ir pagal tai bandyti išvengti. Tai gal kažkaip taip dar pavyks sužaisti dėl įdomumo, bus kaip laida šitą seniau rodydavo per BTV. Kažkokį Discovery tikriausiai ten pertransliuodavo šitie uraganų tornadų gaudyti, tai tikiuosi tornadas manęs, kad tik tai nepagautų. Nu, bliamo, dabar tai jau gavau lietaus kaip reikiant. Kelias irgi visas šlapės. Būtų, aišku, labai malonu ir pajūry apsilankyti, bet jeigu bus labai oras prastas, tai menkas ten malonumas šito pajūrio. O pas mus čia oras būna prastas, pasirodo, niekada negali žinot. Vasara tik prasidėjo, jau džiaugiamės, čia oras +20 ir į viršų. Ir gaunasi šiš vis tiek. Bet kokia sėkmė. O čia plačiai posūkį paėmiau. Kur čia tas kiemas dabar, Jėzus Marija, užstatyta mašina, net nerasi, kur čia tas kiemas. Bandome ieškoti, kur tas mūsų katės auklis. Jeigu nenorės rodytis ant video, tai reikės dar gal ir iškirpt. Dabar tai apsimėsim, kad nieks nevyksta. O, Anas jau filmuoja, jau jisai koncentruoja kažką. Oi, laisvą nepataikau. Zdorovo. Norėsi video būt? Nu, katės auklei raktai atiduoti. Kūro dar užsipilt, vat ir bus pasiruošimas. Rytojai padarytas. O čia dar pravažiuosiu biškį. Šiek tiek. Kaip visada pritepaluota. Dėl to ir
Pirmas patarimas visos YouTube'ės video naujokam, kad važiuot kraštu, nevažiuot viduriu, nes turite paluoti, ypač prie šviesoforų. Nu, dusi kūro. Nu, kūro davė, užsipylėm. Ne iš pirmo karto apsas kažkodėl tai suveikė. Nu, bet suveikė. Galiausiai. Užsipylus kūro ir važiuojant su senesniu motociklu, kur nerodo, kiek to dalyko padaryti reikia ką? Nusinulint tripo. Pas mane kažkur tai 200 km nuvažiuota, jau reikia įsipilti. Vis rezervas apie kokie 3 litrai, 3,5 man atrodo tenai gaunasi, tai dar kokie 50 km gali nuvažiuoti, bet atsarga yra vienintelė technologija su rezervu, kad jeigu baigęs kūras, gesta mocas, persuka į kranelį, važiuojant rezervo į degalinę ir piliesi. Bet aš dažniausiai stengiuosi nesulaukto, nes tada biški šikteli į kelnes, kai čia mocas gal genda, kai pradeda čiaudyt, o tu supranti tik tai, kad čia kranelį reikia persukti. Pratimas per egzaminą greitoji gyvatėlė beveik. Realiom gyvenimo sąlygom pritaikom. O, irgi jaunoji baikerė mokinasi su dviratė transporto priemonė.